Sveiki. Labai svarbu, kad teisingai pasidaryti ir nusimatyti tinklalapio kategorijų, produktų ir panašiai medį. Sakykim taip, yra pradinis, apie paslaugos ir panašiai. Čia baisiai daug. Ne. Tai toks, kur yra pirminis lygis. Po to antrinis lygis, į ką tai skyla, tarkim, sakykime, mes turime paslaugas, ar mums reikės vieno puslapio paslaugų, ar yra daugiau, kad atsiranda polapiai, kur... Tai šitą dalyką reikia visą laiką nusibražyti. Tai ir tada mes matome, kaip skyla, tarkim, į 3 polapius. Gal šitie dar turi keletą skirtingų. Tai tampa labai svarbu pasidaryti kokį Excelį ar dokumentą, kuriame būtų galima nusibražyti visą tokį medį. Nes pavyzdžiui, kai būna su kategorijom, ypač parduotuvėm, yra kategorija, tarkim, maistas. Ir ta kategorija, jinai dar skyla į keletą skirtingų dalykų, kaip riešutai, toliau gal, sausainiai, arbata ir panašiai. Tai reikia labai gerai apgalvoti visą šitą medį, produktų, kategorijų, paslaugų ir kitų, nes nuo to priklauso visas papildomai darbų, kurie nusimato. Jeigu taip kaip pavyzdys, mes galime atsidaryti, sakykime, skydelį. Arba čia matome asortimentas, papildomai, sakykime taip, atsidarom asortimentą, mes matome šį čia 1, 2, 3, 8 polapius, jeigu paspausia maisto papildai, tie maisto papildai, jie skyla dar atskiras puslapis ir jisai šį čia turi dar tokių polapių. Ir jeigu mes, kaip pavyzdį, atsidarysim produktą, parodysiu, spausim redaguoti. Yra platus internetas. Eisim į kategorijų medį ir jis šičia atrodo šitaip. Produktų kategorijų medis. Turime prekės ženklus, kurie įsiskleidžia, dovanų kuponai, kurie skleidžiasi. Toliau netgi yra numatytos, kad yra sudėtis, sudėtis kokios gali būti. Ir čia visas yra medis, kuris yra sukuriamas viduje. Pavyzdžiui, vaikams kategorija, maisto papildai, nuo peršalimo ir panašiai. Ir tarkim, jeigu tai pagrindinė, tai yra maisto papildai irgi įsiskleidžia. Ir jeigu mes toliau yra kosmetika, pagrindinė viena iš kategorijų, po to kūno priežiūros, skaidosi maistas, va kaip ir pavyzdyje yra medus, arbatos. Mes turim pagrindinę kategoriją yra maistas. Ir kuris skleidžiasi yra medus, arbata dar turi keletą, aliejus ir panašiai, sakykime. Tai vitaminai irgi. Tai tokį medį reikia visą laiką nusimatyti iš anksto, kad būtų aišku, žinotume, ką reikės daryti. Nes kitokiu atveju tampa labai daug nesusipratimo ir daug žaidimo. Tad visą laiką rekomenduoju gerai apgalvoti, kokią struktūrą mes turėsime. Kas, kur, kaip ir kodėl, kad tik nebūtų, kad ten pradinis, apie mus, paslaugos ir kontaktai. O po to atsiranda, kad ta paslauga turi dar vieną paslaugą, kurias reikia išskirti, pateikti ir panašiai. Tai tampa irgi labai svarbus aspektas, į ką reikia atkreipti dėmesį.